pradėjau laikyti savo šitą trenerio kvalifikaciją Bostono koledže. Jinai būdavo tik tai part-time vadinama, ne? Ir dirbau tada ir fabrike, ir važiavau mokytis, ir buvo labai toks intens laikas. Ir baiginėjau tos 3 metus savo. Ir aišku, pasitikėjimo nelabai savim. Ir galvojau, reikia kažkaip tai pradėti dirbti. Jo? Ir gavos taip, kad jinai atsidarinėjo sporto salę naują. Ir aš ten sakau, atėjau, pakalbėjau, sako, tu gali čia dirbti kada nori. Ir sakau, galvoju, gerai, dirbsiu per išeiginės. Ja? Ir tai dirbdavau 5 dienas fabrike, kelias dienas tenai, ten po darbo važiuodavau, taip toliau. Ir perėjimas buvo tada, kai nuvažiavau pirmą vyrų stovyklą Lietuvoje pas Donatą Kantakevičių, tai linkėjimai, kuris galiu sakyti, kad, nu gerai, žmona pirmą pakeitė mano gyvenimą, po to jisai pervertė Darį. Nes darėm visokias praktikas tenai ir visi pasakojomės apie savo gyvenimus, viską ir papasakojau savo esamą situaciją, kad dirbu fabrike, bet man patinka treniruoti žmonės. Ir jis man taip, tada buvo jau sekmadienis ir jis sako, kadangi pirmadienį jau turėjau grįžti vėl į fabriką, ir jis sako, žiūrėk, Artūrai, sako, grįžti pirmadienį ir eini iš karto į sporto salę. Net nedėk jokių raštelių, kad tu išvažiuoji, tiesiog paskambink, pasakai, kad aš nebeteisiu tą darbą. Ir taip ir padariau. Bet nežinau, šiaip tuo metu turėjau jau 2 vaikus, viską ir tikrai nemažai ant pečių savo, bet paklausiau protingo žmogaus. Ir tą pirmą mėnesį aš uždirbau gal daugiau nei 3 daugiau pinigų. Tai nuo savo to, ten kas ten buvo, gal 1200, aš ten beveik 4000 uždirbau per pirmą mėnesį ir man buvo, what? Čia šitaip galima. Kaip tau vis tiek pavyko tuos klientus susirinkti, ar ne? Dėl to, kad vis tiek čia yra client-based